Labas rytas visiems, labas rytas. Štai toksai saulėtas, gražus rytas pas mumi. Kai išėjau iš mašinos, gal prieš kokią valandą, gal daugiau jau net, buvo +8 už borto. Dabar gal biški daugiau, bet vėjukas pučia. Biški vėsoka, bet nekabai. Dabar jau darosi karštoka. Žinot, su striukytė. Bet dar striukytės nenusiimu, nes vėjelis tas būna apgaulingas, nesinori susirgti. Taip, vaikštų, sakau, maždaug apie valandą. Va, radau tokį artefaktą. Čia įla yra, romėnų. Nulūžus gaila, jinai buvo daug ilgesnė. Nu, bet vis tiek smagus artefaktas. Radau dar romėnų nudilusią tokią monetėlę, nedidelę vargšelę. Visiškai užmušta. Nu ir dabar va dar grumste kažkur tai kaltinis matosi, šviečiasi. Kaltinulis pagaliau. Taip ilgai aš jo vaikščiojau ir galvojau apie jį. Apie valandą net. Dabar su viena ranka aš nenuimsiu, nes grumstas tai žiauriai žemė. Žiauriai sausa. Reikia, aš jį išimsiu turbūt ir tada jums parodysiu šitą kaltinuką, nes čia neįmanoma jį ištraukti dabar. Taip va, to aš ištrauksiu ir parodysiu. Nu, ištraukiu aš tą vargšą, bet patys matot, koks jo stovis. Net nesuprantu, kas čia buvo. Visiškai nesuprantu. Ant tiek suvarytas nabagas. Nu, bet vis tiek kaltinis. Sidabrėlio gabalėlis. Jau džiugina ryte. Tikiuosi ne paskutinis šiandien. Tikiuosi šiandien dar ką nors pagausiu. Ten viršui buvo ant... Čia toks kaip kalniukas yra. Tuo parodysiu. Ten vat yra apačioj bažnyčia. Bažnyčia, kaimukas. O čia nais taip į viršų lipant, kažkur tenais buvo romėnai. Sakė, čia buvo kartą jau kasinėjo ir romėnai, ir keltai. Ne tik tai viduramžiai. Geros čia vietos prie Peterborough, Anglija, kas nežinot. Gerai, einu toliau. Vaikštau per tos grumstynus, bandau slėptis nuo vėjo. Sunkiai einasi. Signalų sunkiai pagauti, labai sunku. Nu, bet kažkas tai vat vis tiek išlenda. Va, romėnų sagės fragmentas. Na, aišku, turėtų būti čia ilgesnė šitą. Bet vis tiek malonus radinukas. Romėnų sagė. Čia va, turėjo būti spiruoklės. Ir paskui adata ėjo čia per visą. Nu, yra kas yra, reikia džiaugtis su tuo, kas yra ir tikėtis, kad dar bus kas nors geresnio. Taip norėtųsi, kad nors žybančią auksų ar sidabrų dar. Nu, tokį radinuką radau. Panašiai žetoną. Bet vargšas sulenktas per pusę ir čia toksai molis gana agresyvus, suėda viską, kas nesidabras, aukštos prabos ir auksas, tai vargšas toksai apkerpėjęs ir nelabai jis man toksai jau reikalingas. Norėtųsi kažko geriau, norėtųsi daug kažko geriau. Važiavau vis dėlto 150 km į vieną pusę ir dar atgal tiek reikės. Per dieną 300 km. Dėl to, kad tik tai? Ne. Nu, reikia vaikščioti, nepasiduoti. Kažkaip tai ir žmonių sumažėjo. Išsilakstė visi. Dar buvo praeitos savaitės laukas toksai. Jie ten buvo šitas klubas, tai gal tenais jie visi sulėkė. Nu, aš va radau tokį daiktą. Drabužių susiegimas. Nu, čia vėlyvieji viduramžiai.
Arba jau biški po viduramžio, bet va, toksai čia nulūžęs gaila. Tokia auselė buvo ir iš kitos pusės kabliukais susikabindavo. Nu gaila, kad nulūžęs. Nu, bet paimsim, kodėlgi ne. Visai fainas daikčiukas. O dar bleizga ant saulės. Pasidabravimo dar biški likę. Rankijų, žodžiu, visokias sagas. Medžioklinį gilzės. Dar ir tokius. 50 kalibro kulka. Amerikonas. Amerikana. Nu, karo aidai. Daužai tos duobės. Gana gilus tokie signalai būna. Ir va, tik tai kas papuola. Arklio pakinktų. Žiedas. Aišku, jie turi kažkiek taip amžiaus. Gali būti net viduramžiai, bet kaip pušknis savo tiesiog kieti labai grumstai. Daužai. O tau išlenda tik tai tokie. O tu tikiesi, kad nors gerą. Nu, čia jau šiandien, nežinau, antras ar trečias toksai šoksta. Daug sagų labai ir švino gabaliukų mažų. O sidabro man dar reikėtų. Ir auksas būtų visai neprašal. Man ant išorės ką radau. Tokių avinių. Senų vinių. Čia nais išlenda šitoj pusėje. Kažkas čia stovėjo, kažkokia tai trobikė. Ir matosi labai senais laikais. Čia turbūt seniau negu viduramžiai. Nors ką aš, ne vinių specialistas, nežinau. Nu, bet panašu, kad senas daiktas. Ant išorės vagulėje čia. Ar kažkas numetė. Ar čia taip jisai? Nesvarbu. Na gerai, reikia susimuoti rezultatus ir važiuoti namo. Nes man šiandien prie tos grumstus molio, aš čia grinai molis yra, žodžiu, toks. Man dega padai. Tai va. Ką aš šiandien radau? Radau tiek. Šitas drabužis susiegimas. Toksai būtų visai nieko, gal kad palūžęs biškį įla, greičiausiai romėnų, bet jinai turėjo būti didesnė, nulūžus, šiandien viskas sulūžusio dieną. O romėnų segės fragmentas irgi sulūžęs. Nu, kas čia dar? Romėnų moneta visiškai negyva, ten matosi dar veidas. Dabar dar daugiau išpurvinau ir jau turbūt nieko nesimato. O, matosi veidas. Kas čia dar? Kaltinis. Visiškai negyvas. Viskas šiandien negyva diena. Nu ir ten ta irgi žetonas kažkoks tai suplotas. Irgi negyvas. Tai va, tokie pas mane išsijungia kažkas, tai nežinau. Tai va, tokie radiniai šiandieną pas mane. Nieko gero. Tikiuosi kitą kartą bus geriau. Tai va, visiems dėkingas, kad žiūrėt. Iki kitą kartą. Ate.